Sveiki mus žiūrintis ir kelių eismo taisyklės gerbintis. Čia laida Reidas apie tos, kurie pavaro ne taip, kaip derėtų. Atėjo laikas, kai sinoptikais ir meteorologais tikėti reikia. Kaip jie sakė, taip ir bus. Buvo prognozuota, kad naktį iš antradienio į trečiadienį į Lietuvą vėl ateis sniegas ir žiema parodys savo nagučius. O vakarų Lietuvoje pagrindiniai įvykiai vyko magistralėje. Ankstų rytą prieš 6 magistralėje Kaunas-Klaipėda Rietavo savivaldybės ribose apvirto vilkiko tempiama priekaba su maisto produktais. Krovinys keliavo iš Vilniaus į Klaipėdą. Pradėjus po apsnigtą magistralę svaidyti karavaną, tik 45 metų amžiaus krovininio transporto vairuotojo Raimundo dėka buvo išgelbėtas likęs krovinys. Pavalyti keliai buvo tuo metu, sakykit? Pavalyti keliai. Aš tik taip pradėjau valyti. Tik pradėjo valyti buvo. Tai apie kelintą, čia apie 7? Ne, prieš 26. Be 26. Be 26. Tik priekaba virto ir viskas, ane? Vienas važiaut, nesužėstas gerai viskas. Į Klaipėdą važiaut. Jis išlaikė ant kelio motininę mašiną, o iš aukštyn ratais apvirtusios priekabos pažiro bakalėjinės, pramoninės bei maisto prekės. Susikrintęs vairuotojas, laukdamas pagalbos, iš vienos vietos į kitą dėliodamas pakotės, ieškodamas sveikos taros, neslėpė apmaudo, negi už dyką dabar reikės dirbti iki grabo lentos. Krovinys apdraustas, kaip ir automobilis. Tačiau kaip vairuotojas atsiskaitys už sudaužytą priekabą, tai jau darbdavio ir vairuotojo santykių reikalas. Gal net teismo keliu. Už sukeltą avariją Rietavo policijos pareigūnai vyriškiui surašė protokolą. Grįžtant iš Rietavo prie Klaipėdos parašutininkų klubo, taip pat į atitvarus sudužo moters vairuojamos automobilis Mercedes-Benz. Jis sakė, kad ją skubančią po darbo namo sumėtė. Mercedesas galiniais ratais varoma mašina, jos valdosi šiek tiek kitaip ant sniego. Ir čia norime supažindinti su naujove. Anksčiau užtekdavo, kad žmogus atsimušęs į atitvarus užpildydavo eismo įvykių deklaraciją su kelininko atstovu ir tiek žinių. Dabar to nebeužteks. Dabar tvorinės, atitvarinės, stulpinės avarijas formins policija. Ta proga ir baudą gaus. Protokolas už avariją laukia ir šio jauno automobilio Mercedes-Benz vairuotojo, kuris nuslydo nuo kelio už vėžaičių. Jeigu ne tvora ginanti magistralę nuo žvėrių, tai sprinteris būtų dar daręs kulversį. Ir gal net ne vieną. Čia ta pati reta žiemiška diena ir vėl magistralė, ir vėl avarija, ir vėl atitvarai. 62 metų Opel Astra vairuotojas netgi vertėsi ant stogo. Žmonės sukibę atvertė mašiną ir tuo metu žmogų buvo nestipriai sužalota ranka. Jis buvo išvežtas į ligoninę, kad medikai sutvarkytų jo ranką, o policijos budintis atvažiavęs įvykio vietą ir apžiūrėjęs mašiną, ją eliminavo iš viešojo eismo. Ji nebus remontuojama ir mūsų keliuose jos nebeišvysime. Klaipėdoje Vyturio gatvėje neblaivus automobilio Mitsubishi vairuotojas bandė parkuotis, tačiau stuktelėjo į Audi galą, kuriame sėdėjo moteris su vaiku. Po šios avarijos girtas vairuotojas sumanė, kad galės geriau prisiparkuoti kitoje vietoje, spraudėsi tarp dviejų mašinų ir nudrožė Toyota šoną. Įvykį matė ir Toyotos vairuotojas, įvykį jautė ir Audi vairuotoja. Aš prisiparkavau, žiūriu, kad jisai man tiesiai įvažiavo į šoną. Aha, į šoną. Jo, į ten į tą pusę. Aha, supratau. Paskui aš išlipau, daužiu ją į stiklą, sakau, ką dirbi. Jisai pavažiavo į priekį, vėl jisai atgal duoda man į užpakalį, aš jam šaukiu. Paskui jisai statėsi. Va čia prie... Jo, tam matyt vietą. Aha, ir ten atsitrenkė duris. Į duris atsitrenkė, vėl jisai atgal važiuoja vėl prie manęs. Aha. Ir tada jisai į priekį jau čia pasistatė. Va čia iš kur dabar evakuatorius paėmė, iš čia jisai pasistatė? Jo, jis tiesiai nuo mano tos mašinos ir... Jūs iš karto suprato, kad jisai girtas yra? Tai taip, nes jisai normalus žmogus tai reaguotų kažkaip. Tai taip. Aha. Iškvietėt policiją, greitai atvažiavo policija? Greitai. Greitai, supratau. Tik jisai čia slapstys dar. Aha. O tai jisai sėdiniai, ką jisai ten bandė daryti? Slėptis tu sėdiniai, atsilošęs ar ką? Turbūt, kad norėjo pasislėpti. Atsit aš nevairavau, ne? Pamiegosiu mašinai, supratau. 2 automobilius apgadinės vairuotojas muistėsi, negi vairavęs, atsisakė tikrintis girtumą. Ramzilai, pasitikrinom girtumą. Nebūsiu, sakau. Atsisako tikrintis? Nesakau, nebūsiu. Aš klausiu, jūs atsisako tikrintis? Nebūsiu. Nepūsit? Aš žinot, kada atsisakymas priliksta sunkiam girtumo laipsniui? Žinau. Žinot, ir vis tiek atsisakot tikrintis. Supratau. Sakyk, o kodėl jūs atsisakot, gerbiamas Ramzilai? Kodėl jūs atsisakot? Galit pasakyti? Galit atsakyti vieną klausimą, kodėl atsisakot? Daug pinigų turit, supratau. Per langą matėt? Nu, kaip viskas buvo, sakykit? Aš tik mačiau, kad šitą mašiną
Mitsubishi šitas, taip? Aha. Pirmin atgal važinėjau, žiūrėjau, mano mašiną jau signalizuoja. Aha. Nu, aš greitai išbėgau. Supratau. Jūs atėjot ir kas tada? Viskas žiūrėjau, stoju žmonės. Ir tas žmogus buvo jums įkėlė įtarimų, kad girtas. Panas Ramzylai, kaip sekasi? Kaip sekasi, mielas ponė? Išgėręs esat, žiemą nelabai vairuot, sekasi taip? Atsiprašau. Ar taip? Ir pūst atsisakot? Žodžiu, visi kozeriai prieš jūs. Visi. Vis dėlto pilietis truputį sutaupys pinigų. Kelių policijos būrėjams nustatytas vidutinis girtumas. 1,58 promilės alkoholio. Tai vis nesunkus girtumas. Ale vis tiek atvažiavo Petras, nuvežė mašiną, teisėm sate, o pasibaigus terminui viskas iš naujo. Kartais keistai mes suprantame kelių eismo taisyklės. Kelelyje į Klaipėdos parašutininkų klubą automobilio Volkswagen Touareg vairuotojas, kišdamas savo automobilio nosį iš teritorijos, kliudė Golfą ir to vairuotoją iš netikėtumo dar nudrožė stovinčio Ford Focus šoną. Važiavot pagrindiniu keliu. Taip, persirinkau, kadangi buvo dar priešais irgi šalikelį, kaip ir čia stovi. Stovi mašinos, aha. Tai jau persirinkau važiuoti ir iš čia išvažiuodami iš kiemo. Iš teritorijos. Išvažinėjau tą baltą mašiną. Bet jisai puikiai jūs turėjo matyti, niekas jam neužstojo. Turėjau matyti, lyg tai, kad turėjau matyti. Nes ir aš ją mačiau tą mašiną. Supratau. O dabar, o jūs dar kliūtėt kitą mašiną kažkurią, ar ne? Po to. Galiniai. Ai, va, šitą nubrausim. Ai, va ta. Šioje istorijoje keisčiausia tai, kad Volkswagen Touareg vairuotojas, prisistatęs profesionalių vairuotojų, nesutiko su savo kalte. Направо налево, я не видел таких человек. Ну, это не та женщина, которая бы ездила тут на 120. Я профессиональный водитель. Вы профессиональный. И вы думаете, что вы не виноваты в аварии? Очень быстро ехал. Viskas galėjo baigtis eismo įvykių deklaracijų pildymu. Tačiau dabar rusas bus nubaustas piniginė bauda už sukeltą avariją, nes vis tiek liks kaltas dėl eismo įvykių. Vėlų ketvirtadienį po 11 valandos žmonės gyvenantys šalia Taikos prospekto ir Smiltelės pradėjo skambinti varpais, kad čia vyko avarija. Varpų gaudesį išgirdo ir reidas. Susidūrė du automobiliai, iš šipulių sudaužytas šviesoforas. Avarija vyko, kai 19-metis automobilio BMW vairuotojas Paulius su 3 draugais važiavęs pagrindinės Smiltelės gatve, kai sankryžoje su Taikos prospektu į jo automobilį atsimušė Škoda Fabia, kurį vairavo ponia Danutė. Mes važiavom Taikos prospektu ir matėm, kad atvažiuoja mašina greičiu dideliu. Pristabdėm, o jie lėkė gal 120 km. Man nunešė, žiūriu, prieki kažkas atsitiko, sustojau sankryžoje, laukiu, kol tie sustos, niekas sustoja. Pavažiavom, matot, pastatė mašiną ten. Einam žiūrėti, apžiūrėti mašiną, žiūriu, mašinos numeriai nulėkė ir prieki ten bamperis. Bet, mėla ponia, jūs atvažiavot iš šalutinio kelio? Ne, Taikos prospektu važiavom. Taikos prospektu? Taip, Taikos prospektu. O Taikos prospektas šalutinis gaunasi? Taip, sakau, važiavam tiesiai mes. Tiesiai? Taip, tiesiai važiavam, tiesiai. O anas atvažiavo gal 120 iš šitos pusės. Nuo Minijos gatvės? Minijos gatvė, jo. Jie važiavo nuo Minijos gatvė. Gal 120. Tai koks jūsų kelias, koks dabar, sakykit, kada neveikia šviesoforas? Tiesiai vidury keliu. Tiesiai viduriniu keliu. Tiesiai, Taikos prospektą, 3 gatvės yra. Taip, 3 gatvės. Viduriu važiavom. Supratau, jūs vietinė esate? 3 juostas. 3 juostas, vidurinį. Vietinė esate? Prašau? Vietinė esate, jūs vietinė? Taip. Dabar žiūrėkit, ženklas, žiūrėkit. Nu. Žiūrėkit, vadė atvažiavo, žinokit, pagrindiniu keliu. Pagrindinė, bet jie lėkė 120, aš pristabdžiau. Aš suprantu, va dabar... O jie lėkė ir nulėkė. Ir gavosi 120 miestį nevažiuoja. 120. Čia dabar, bus sunku įrodyti tą greitį, bet... Jo. Nu, klausykit. Atsiprašau, jeigu stopas... Taip, ne, viskas yra tvarkoj. Mes sustojom ant sankryžos, kaip trenkė, mes sustojom. Sižvalgėm, nieko nėra. Mes netgi galvojom, kad jie nuvažiavo iš viso, bet sakau, reikia pasižiūrėti. Bet matot, jie atvažiavo, žinokit, jų pagrindinis kelias, kaip bebūtų. Automobilis BMW apsisuko apie savo ašį ir nuskriejęs nuo kelio keleivio pusės priekinėmis durelėmis trenkėsi į šviesoforą, jį ištaškydamas į šipulius. Aš pristabdžiau, aš mačiau mašiną, Škoda atvažiuoja ten. Nu, buvau tikrai sustos, biškį prilėtinau dar. Tai mes ir prilėtinau. Supratau. Iš pradžių buvo gal 80 prilėtinau. Važiavau per sankryžą, sukau, bandžiau dar į dešinę, mačiau, kad jos nei biškį nepristabdė, į galą užnešė ir stulpas. Supratau. Ne į galą. Keliuose buvo tu. Keliuose jūs buvo. Nu eik tu pasižiūrėk. Keliuose jūs buvo. Visiškai. Keturiese?
Dėl rankos traumos ligoninėje atsidūrė 19-metis BMW keleivis Mindaugas. Draugai įvykio vietoje teigė, kad Mindaugas yra Klaipėdos rankinio komandos Dragūnas rankininkas ir kaip tik kamuolį į vartus meta tą ranką. Į ligoninę išvežtas ir dar vienas BMW keleivis, 17-metis Vilandas, jaunuoliui sumuštas šonas. Automobilio Škoda Fabia ekipažas 2 moteris per avariją nenukentėjo. Jų automobilis atrodė taip, kad atrodo, ne jis čia dalyvavo avarijoje. Numuštas numeris, įbrėžtas bamperis, incidento dalyviai buvo blaivus. Kabeliniai televizijai būsim žvaigždės. Čia visai Nemokam. Слушай, давай серьезно. Traukite oro ir pūskite. Bet dabar registracija studijų. 3-0. Pone 3-0 jūsų. 3-0, aš žinau, nuo kalėdų, nuo rusiškų naujų metų Ir negėriau. automobilių registracija studijų. Tai senokai jau. Einam žiūrėt, kur tie numeriai. Einam žiūrėt, kur jūsų numeriai pasidėjo, einam žiūrėt. Klaipėdos miesto saugos eismo komisijoje vis pasvarstoma, ką daryti su šia sankryža, ar palikti naktį veikiantį šviesoforą ar ne. Mat naktį jis neveikia, o važiuojantis plačiu ir patogiu Taikos prospektu įsivaizduoja esantis pagrindinėme kelyje. Tačiau privažiavus sankryžą su Smiltelės gatve, Taikos prospektas tampa paprasta šalutinė kaimo gatvele ir tada belieka vadovautis kelio ženklais. Kol valdininkai svarsto, šioje sankryžoje daužosi mašinos toliau. O avarijos stiprios, nes sankryža plati ir didelė. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Dabar jūsų ir mūsų dėmesio reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Vilkikas susidūrė su plovyklos lubomis. Reidą gali surengti ir vienas kelių policijos ekipažas. Antroje laidos dalyje, aišku, išvysite mūsų ir jūsų rubriką Filmuoja reido reporteriai ir kaip vairuotojai supranta tarpusavio supratimą. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tai buvo visa reklama ir anonsai, nuo mes tęsime laidą. Penktadienis vairuotojų diena, tačiau mes ne apie tai, o apie tai, kad prieš rinkimus svarbus ponai iš sostinės sujudo, pradėjo lankytis mūsų mieste ir kad jie nepaklystų, matote, jos turi lydėti kelių policijos ekipažai. Trukdo kūrybiniam policijos darbui. Tačiau tai ne bėda, reidą gali suorganizuoti ir vienas policijos ekipažas. Postas įrengtas Rimkose. Tai vieta, pro kurią mėgsta kartais pravažiuoti girti ir beatodariški vairuotojai. Tad gavom visi papūsitą vakarą po Rimkus važiuojantys. Kodėl sustojot? Labą dieną. Sustojau, labą dieną, sustojau į pirtį, važiuojam ir sustojau. Ir sustojot į pirtį? Važiavom tą posakį. Ai, galvojom, pamatėt policiją, sustojot. Visi blaivus. Taip. Kol kas. Gal irgi bus. Vairuotojas blaivas. Su vaikais važiuojat, aišku. Prisiminimai. Gero vakaro. Tai štai, kaip gerai, kad kartais sustabdo policija, tai primena, kad senus vairuotojo pažymėjimus būtina pasikeisti. Gerai, kad primena dar likus mariams laiko iki 2017 metų vasario 3 dienos. Ta vakarė buvo sulaikytas vienas pilietis, iš kurio atimta teisė vairuoti. Jo mašina Peugeot uždaryta į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę ir neįtikėtina. Visi stabdyti vairuotojai buvo blaivus. It penktadienis nebebūtų vairuotojų diena. Negalėjome iki galo nušviesti vieno ekipažo nakties darbo, nes mūsų trukdė neeilinė avarija, apie tai bus kitas siužetas. Penktadienį apie 7:30 vakaro Klaipėdos policija gavo keistą pranešimą, kad Tilžės gatvėje sunkiojo transporto plovykloje vilkikas sugriovė sieną. Į plovyklos patalpą įvažiavęs vilkikas man su pilnai pakrauta puspriekabe sugriovė ne sieną, o nugriovė dalį lubų. Laimė netikėtai pabirusios plytos nieko nesužeidė, o transporto kabiną ir puspriekabės stogą apgadino minimaliai. Didelę vairavimo patirtį turintis vilkiko vairuotojas į šią plovyklą atvažiuoja ne pirmą kartą ir visada sutilpdavo be problemų. Susirinkę vyrai svarstė, kaip čia galėjo atsitikti, kad patalpoje, kuris skirta vilkikų ir puspriekabių tentų plovimui, staiga vienam pasirodė per mažą vietos. Vairuotojas įvažiuodamas į patalpą nuspaudė stabdžius, tada norėdamas pajudėti toliau juos atleido, vilkikas pakilo ir tiek tai reikėjo, kad būtų užkliūta už 1984 metais statytos patalpos lubų. Kiti vairuotojai sakė, kad jeigu būtų puspriekabė buvusi tuščia, tai ji nebūtų pakilusi. Mechanizmai nebūtų taip drastiškai kompensavę vairuotojo pedalo spūstelėjimo. Prie įvažiavimo plovyklą nėra jokio ženklo skelbiančio patalpos ar vartų aukštį. Pasitarus ir visoms pusėms sutikus, dėl įvykio aplinkybių buvo nutarta užpildyti eismo įvykių deklaracijas tarp vilkiko vairuotojo ir plovyklos atstovo. Tai dar gerai, kad tai baigėsi, nes ta siena it ant snaraglių pakabinta. Štai išdykėlis Rimas bando jos tvirtybę. Nelaimė vyko Kretingoje prieš pat 6 vakaro.
kai keleivinis traukinys Radviliškis Klaipėda, nepasiekęs Kretingos geležinkelio stoties, kliudė ant bėgių sėdintį vyrą. Traukinys 45 metų nuolatinės gyvenamosios vietos neturinti vyriškį traumavo mirtinai, šalia mėtėsi ir sulamdytas dviratis. $39 metų mašinistas buvo blaivus, jis jau mažino greitį, mat netoli Kretingos stotis. Dėl incidento į Klaipėdą keleiviai vėlavo apie 1,5 valandos. Šioje vietoje tai jau ne pirma žūtis ant bėgių. Taip kelią trumpina vietiniai gyventojai. Policininkai suskaičiavo, kad Kretingos rajone per 5 pastarosius metus ant bėgių žuvo net 8 žmonės. Minijos ir Aglonų gatvių sankryžoje susidūrė automobiliai Ford ir Volvo. Nors incidentas įvyko šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje, dėl avarijos kaltę prisiėmė Volvo vairuotoja, kuri nežinojo, kodėl į sankryžą įvažiavo degant draudžiamam šviesoforo signalui. Jis suko į kairę ir nepraleido tiesiai važiuojančio Fordo. Moteris bandė juokauti, kad taip nutarusi pakibinti vyriškį su Fordu. Viskas būtų tvarkoje, tačiau palieto šviesoforą reikalų atsirado ir policijai, ir šviesoforo šeimininkams. Tu ką veikia šviesoforas? Kaip ir nieko neatsitiko beveik. Atsitiko. Čia, kad jisai veikia, tai nieko nereiškia, aišku. Čia vėjas nugriau dabar jau galėtų turbūt, taip? Volvo salone šovusios oro pagalvės apsaugojo moterį nuo sužalojimų, tuo tarpu Forde pagalvės nešovė. Keista tiesa, ką, smūgio neužteko? To bokstelėjimo šviesoforo pasirodė maža, kaip ten bebūtų sužeistų žmonių išvengta ir tai yra gerai. Reido reporterio atsistoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip įvyksta avarija. Volvo suka į kairę, jau pravažiavus beveik visą sankryžą. Ir čia nukarta tiesiai važiavusi Fordą, kuriam bokstelėjusi šviesoforą, jam iš karto užsidega raudona šviesoforo šviesa. Ir miestelio savaitės eismo įvykių kroniką pabaigsime vieno apsisukimo istoriją, kurią pasakojame todėl, jog 70% Klaipėdos vairuotojų nežino, kad sukant į kairę reikia laikytis kairės kraštinės apsisukimo padėties ir ne kitaip, tokios taisyklės. Žmogus piktas yra. O kodėl piktas? Aš nežinau, jis nieko nesikalbėjo. Ne šiaip yra dėl avarijos, yra ana mašina kalta. Bet tai sukavo, jis išsidėdė iškart policija. Iškart policija? Iškart, be jokių netgi nei... Nes jūs aną mašiną vairavo, taip? Ana. Nu jūs kaltas dėl avarijos. O tu niekas nesiginčiai. O kodėl jūs ten reikiavote? Labą dieną. Kas neaišku? Jam neaišku. Jisai kaltas dėl avarijos, 100%. Nu tai jam neaišku. Kodėl neaišku, ar aš tau sakiau, ką nors neaišku. Pradėsiu bambėti, kur tu lendi, Ne. Palauk. Pons kaltas dėl avarijos, yra čia 100%. Tai aš jam sakiau, nu tai. Brangusis, kas išlipęs iškart pradėjo šaukti. Aš karočiui, vidurį apsisukt norėjau, žinai. Pimti save karočius antros, jam čia tipo 3 juostos yra. Ne, čia kaip bebūtų, dar žinau, kad Klaipėdoje negalima taip suktis, kaip jūs apsisukot. Bet tai čia nieko tokio. Tai mano ratai net susukti, iki galo yra, aš apsisukt norėjau, žinai. Nu, matau. Viskas aišku man. Ir čia atvažiuos policija tą patį pasakys. Tai aš jam sakiau, bet kai jisai nelabai patenkino. Ne, nesipykit. Taigi, mėlėjai, apsisukime norint sukti kairę reikia labiau šlėtis prie kairio krašto. Didelis, kadaise suprojektuotas apsisukimas neskirtas antraeilininkams ar trečiaeilininkams. Nori kairę, stok paskui kairėn sukantį, kuris prie krašto stovi. Ir baigim išradinėti dviračius. Tai padaryta jau be mūsų. Tai leistų tik kelio ženklas. Rubrika Filmuoja Reido reporteriai pradeda Anglo ligonio istoriją iš Šilutės kelio. Istorija paprasta. Kelyje Šilutė Klaipėda kažkur prie Vilkyčių automobilio Audi A6 vairuotojas lenkė per ištisinę liniją, aplenkė vaizdo registratoriaus turėtoją, persirikiodamas barkštelėjo iš šio automobilio kairį priekinį sparną ir nuvažiavo. Angliški numeriai labai aiškiai matosi. Piliečio ieškos Šilutės ir Didžiosios Britanijos konstebliai. Minijos gatvėje, kol buvo paliktas laikinas žiedas prie sankryžos su sausio 15 gatve, susidarydavo nerealūs kamščiai. Tai kai kurie piliečiai tą problemą spręsdavo štai taip. Varo šaligatviu, ten tolėliau nuvažiuoja ant važiuojamosios kelio dalies ir pasuka į Rūtų gatvę. Greita ir patogu. Jeigu mes turėtumėme Jameso Bondo numerius, kurios puoštų įstabus skaičiai 007, mes irgi nerodytumėme posūkių signalų ir varytumėme kelio viduriu. O kas mums Jamesams Bondams? Arba kas mums BMW vairuotojams? Vilnius. Mes suprantame, kad BMW šis archyvinis automobilis išlys prieš eismą, bet kas po to dedasi, tai jau atsiprašau, pasislink. Kerta pilietis ištisinę liniją ir nuvaro į kalną, į Šeškinę, nors šioje vietoje to daryti neleidžia kelio ženklai ir sveika logika. Klaipėda. Netrukus savo ekrane pamatysite sveikų protų nesuvokiamą visureigio Audi Q7 pavairavimą Taikos prospekte, kur tik dėl laimingo atsitiktinumo neįsitaškyta iki dausų.
Alytus – reido gerbėjų Lebežinsko, Radivono, Adomėlio, Jurgos ir ponios Genės miestas. Štai kaip čia būna. Varo vienas, varo kitas, o trečias ir per raudoną visai jau sankryžoje atsidūręs. Bet ką mes čia kabinėjomės prie dorų alytiškių, manevrą tai pabaigti leiskime. Taip mes atsikrausime į Taikos prospektą, kur vyksta pagrindiniai įvykiai. Štai 8 maršruto keleivinio taksi vairuotojas vos nenuskradins tėvo į dausas, kuris ant rankų nešė vaiką. Tuo metu, kai antroje ir trečioje eismo juostose jų sustojo praleisti kiti vairuotojai. Ir kur jis nuskubėjo tas maršrutinis savo juostą varydamas? Niekur, nes iki tol, kol vaizdo registratorius sekė ano vairavimą, jį sustabdo du raudoni šviesoforai. Tai dar gerai, per raudoną, kad nepavarė. Ta pati vieta, tik kita eismo pusė. Istorija ta pati. Vienas sustoja praleisti pėsčiosios, tai kitas antrą juostą skriejęs negalvoja to daryti. Po to šeimose apsilanko tragedijos. Ir čia Taikos prospektas. Sena medžiaga, dar kai Lietuvoje būdavo gražų saulėti rudenis, bet labai pamokanti apie tai, kad vaikai yra neprognozuojami. Jie gali išdygti staiga ir netikėtai. Jeigu ką, Kalotėje štai taip įvažiuoti į degalinės teritoriją negalima. Ar girdi spirgi? Negalima kirsti ištisinių linijų. Vaizdo registratoriai fiksuoja ne tik tai, kas dedasi priekyje, yra ir tokių, kurie fiksuoja ir tuos, kurie atsėlina iš galo. Štai Škoda nekantrai iš Taikos prospekto tik baks ir aplenks mašiną sukančią taip pat į Aglonų gatvę. Skubote? Na skubėkite, o mes štai jūs iš visų pusių štai taip ir parodysime. O čia mes pasiknaisiome savo archyvę, nes priminsime, kad reido pašte, kurio adresas yra reidas2002gmail.com, yra 500 jūsų atsiųstų laiškų su įvairiais pavairavimas. Ir štai ši plungetiška balabaika labai tiktų į savaitės pavairavimą. Atvažiavo, atvežė kibirėlį poniai pilietis, tai ta iš to dėkingumo ir sako, varyk žmogau pro uždarytą užtvarą, varyk, kol traukinys neatvažiavo. Ačiū už kibirėlį, ačiū. O čia siužetas ne apie slidžią bangų gatvės dangą. Čia reporteris užfiksavo lietuvių vairuotojų tarpusavio supratimą, kuris yra apie tarpusavio supratimą. Kol kas mes nematome jokio kelių eismo taisyklių pažeidimo, mes matome viešosios tvarkos sutrikdymą ir keiksmus viešoje vietoje. Viskas. Tai buvo viskas. Parodytos visos praėjusios savaitės istorijos. Nu, mes susitinkame kitą antradienį 20 minučių po 8 valandos vakaro. Būkite aplankyti ir į sveikatos.